Princesė Živilė. Kur princesė Živilė? Žiūrėkite, kaip labai pusili, bet labai graži. Tai va, negaliu nepakviesti įspūdingai. Oho. 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 Kas čia taip pakošė? Visada. Tu žinai, kad aš viską galiu. Jie Lietuvų raseinių žydėlis. Gražus, nuaugęs, dailus, firminis. Čia dėl grožio tos barankas. Prašom. Jau mes būtumėm sužiaumoję to. Blin, na gražia, vat. Kaip tau? O, Taip norit tokio? Šventė. Šventė, kaip ir oras, nuostabi. Labai smagu, kad daug ir dalyvių, daug svečių, blynai puikus, vaišės puikios, nuotaika visų puikiai, tik tai reikia džiaugtis tokią šventę. Ar dalyvavote pernai šioje šventėje? Taip, ir pernai dalyvavau, ir užpernai, ir jau keletą metų. Tikrai Raseiniuose turbūt yra vienos iš spūdingiausių užgavinių šventės viso Lietuvoje. O gal galite palyginti, kuri šventė yra gražesnė, geresnė ar ši, ar praeitais metais? Na, lyginti galbūt būtų sudėtinga, truputėlį ir oro sąlygos kitos, pernai buvo dar tikra žiema, o šiemet jau žiemos vid nereikia, jau patyšiai ir galima džiaugtis puikių švelnių orų. Na, o dėl pačio žmonių aktyvumo, tokios šventės visados jos būna pakankamai gausios, linksmos ir visi būna geros nuotaikos. Ar jūsų namus aplankė žydukai? Kaip? Ar namus jūsų aplankė žydukai? Dar nesuspėja. Matyt, vakare lankys. Tai kaip ta šventė? Puikiai atrodo. Daugiau negu praeitais metais buvo. Tikrai jaunimo geras oras, pavyzdžiui. Tikrai nesakyčiau, kad blogai. Ir dar palaukit, dar ateis. 5:30 čia bus labai įdomi šventė, tikrai. Aš, pavyzdžiui, praeitais metais nebuvau, bet pasakoju, kad tikrai irgi buvo neblogai. Bet tikrai labai smagu, labai malonu žiūrėti, tiesiog nuostabu. Tiek žinių. Tai kaip ta šventė? Puiki šventė. Man tai labai smagu, kad daug vaikų. Kad tie žydukai, gal grįžta ta tradicija, kad vaikai renkasi į šventę blynų valgyti. Labai smagu, kad tėveliai su vaikais ateina. Kad vaikai jau žino, kad bendra šeimos šventė, kuri jau pas mus Lietuvoje yra sena tradicija. Aš irgi atsimenu, kaip būdavom žydukai, apsirengdavom, skrybelės, pirštinės įsidažydavom, eidavom pas kaimynus. Dabar labai gaila, kad vaikai susirinkę daugiausia prašo pinigėlių. Tai aš labai norėčiau, kad tėveliai artėjant tai šventei paaiškintų vaikučiam, kad einam pas kaimynus ne pinigėlių rinkti, o blynų valgyti. Nes irgi žinau, kad daug kas ruošėsi ir kaimynai mano, ir pažįstami, kad kepė blynus kelių rūšių, bet buvo vaikučiai, kurie atėjo, tetas davė blynų, o sako, teta, mes norim ne blynų, pinigėlių. Tai vaikučiai žinokit, kad kitą metą, kai eisit į tą šventę, žinokit, kad tik tai gausit blynų, o ne pinigėlių. Tai aš linkiu visiems
ir tėveliam, ir vaikam laikyti šios tradicijos, kad per šią šventę mes tik tai valgom blynus su obuoliais, su morkom, su riešutais, nes mes dabar, kai kepėm blynus, tai tos blynus įdėjom morką, keptą saulėgrąžą, keptų graikinį riešutą, pakepintus lazdyną riešutus, įdėjom ciberžolę, kad geltoni būtų. Tai kiek valgė, tai sakė labai skanus. Ar pirmus metus kepate blynus? Nu ne, aš jau kiek visada esu kaip rėmėja kultūros namam. Tai jau yra tradicija, kad aš visada žinau, kad aš turiu paremti kultūrą ir kepu tos blynus. Kiekvienais metais gal tik taip sugalvoju vis kitokius receptus, truputėlį keičiu. Na, o palyginus aktyvumą žmonių, kuriais metais gal galite palyginti, ar šiais ar praeitais metais aktyviau valgo blynus žmonės? Labai priklauso nuo oro. Pernai irgi labai daug buvo, šiemet irgi geras oras, šiemet irgi daug jaunimo. Aš kaip pastebiu, kad kiekvienais metais vis daugiau. Nes tikrai šventė būna labai gerai organizuota ir vaikai dalyvauja, matau, ir su šokiais, su visokiausiam programom. Tai aš kaip matau, tai šitą šventę visai eina geryn. Ar jūsų pačios namus aplankė žydukai? Kad aš pakraštyje gyvenu, jį vis nesulaukiu. Bet aš čia su jais susidraugauju. Ačiū. Na, tai kaip ta šventė? Labą dieną, pirmiausia malonu, kad Raseiniuose tai tapo tradicija rengti tokias nuostabias šventės. Malonu, kad mūsų darbo partijos atstovai aktyviai dalyvauja, pastoviai kepa blyną, į tai žmonės labai smagiai ir linksmai reaguoja. Ar jūs pirmus metus jau dalyvaujate šioje šventėje? Tai čia turbūt jau daugelį metų čia būnu kiekvienais metais tokiuose šventėse. O gal galite palyginti galbūt žmonių kiekiu ir linksmumų šventės, kuriais metais daugiau, ar šiais, ar pernai? Manyčiau, žmonių kiekių gal ir sunkiau palyginti, bet pagal išradingumą, pagal kolektyvų pasirodymą turbūt šie metai geresni. Ar ragavote blynų? Dar ne, bet manau, paragausime. Ar jūsų pačio namus aplankė jau žydukai? Prašau? Ar jūsų namus aplankė žydukai? Oi, tikrai buvo daug čigonėlių atėję, visus pavaišinome, palinkėjome gerų metų ir laukiam dar ateinančių. O jei nepaslaptis, ko vaišinote? Blynų turėjome, saldainiais, mandarinais, obuoliais, o taip. Ačiū. Tai kaip ta šventė? Gera. Matome, žydauji, tai ar daug prisirinkai visokių dovanų? Daug. Ar daug aplankė gyventojų? Nu, daug. O kaip pati šventė, ar patinka? Graži, gera. Ar pirmus metus dalyvauji šioje šventėje? Ne. O kaip tu manai, kuriais metais buvo daugiau žmonių, ar šiais, ar pernai? Gal pernai? Nežinau. Tai kaip ta šventė? Nu, malonu, gražu, susirinkę daug liaudės ir tradicijas prisiminti, pažiūrėti, blynų pasivaišinti, viskas puiku, šaunu, malonu. Kelintus metus dalyvaujate tokioje šventėje? Nu, gal papuoliau ir atsitiktinai, pirmą kartą nesu taip tradicinis dalyvis tokių, bet tikrai malonu, kad mieste vyksta tokie renginiai. Minėjote blynus, gal galite palyginti, kurios komandos blynai skanesni? Nu, tikrai neišragavau visų, vienų čia artimiausiai priejau, pavaišino malonu, bet gali išskirti, nu tikrai skanus, bet nenoriu užgauti ir kitų kepėjų, nesakysiu kurių, bet labai malonu. Ar jūsų pačio namus aplankė žydukai? Nu, namuose dabar dar likščiol buvau darbe, tai vakare grįžus tikiuosi, kad aplankys. Tai kaip ta šventė? Gražu, smagu, daugiau tokių švenčių Raseiniuose. Viskas gerai? Ar pirmus metus dalyvaujate tokioje šventėje? Ne, gal antrą kartą. Gal galite palyginti, kuriais metais yra daugiau žmonių, ar praeitais, ar šiais? Galvoju, gal šiais. Nes šventės pradžioj tik buvau, tai buvo nedaug žmonių, manau, kad šiais metais. Ar ragavote blynų? Ragavau. Na ir kuriosgi komandos blynai skanesni? Tik vienos ragavau, neturiu su ko palyginti. Ar jūsų namus aplankė žydukai jau? Taip. Ir jei nepaslaptis, ką davėte žydukam? Ką daviau vaikam ir pinigų, ir mandarinų, ir skrusdėlyno daviau.
Ačiū. Gerai. Tai kaip ta šventė? Užgavėnės. Ar patinka? Patenkintas labai. Ar pirmus metus dalyvaujate tokie? Pirmus jau daug metų. O gal galite palyginti žmonių skaičiumi, ar pernai, ar šiemet daugiau? Nu, kad šiemet daugiau turbūt, mano manimu. Ar jau ragavote blynų? Blynų ragavau, taip. Dabar košės ragauju. Kaip kariuomenė valgydavau, tai dabar čia reikia paragauti. Ar jūsų pačio namus jau aplankė žydukai? Prašau? Žydukai ar jau aplankė? Žydukų dar ne, nes darbė buvau, tai tik iš darbo ir iš šventę. Aišku.